Aš į parduotuvę ateinu nenusipirkt, o jiem parduot. Blogiausia diena, blogiausia naktis mano gyvenime. Šiltuoju lovai prie šiltų žmonių. Jau geriau gatvėje mėgosim tada. Skurdo riba yra pasiekta maksimali dabar. Jau ką ir ką, bet Londone Jėzų pamatysiu, nes tikėjau. Bet šalia manęs kontrolierius sėdi, o aš bilieto nežymėjau. Stovau čia stotelėj tokoj, įdėjau į marketplace'ą Facebook'o ir įdėjau dar į tą Olio, nes irgi gali pardavinėti. Įdėjau 7 svarus, o ten įdėjau už 10, tai žiūrėsim, gal kažkas parašys, gal ne. Jeigu ne, tai nežinau. Autobusas tvaro. O to, čia kur kalbėjom, kad... O dieve, šnipštulas. O to, kur surašinėjausi su to, kad tą feną paimsiu, tai iš tikro tas gerai pasakė, sako, dabar ne sezonas jų. Tai aš jam parašiau, kad nepaimsiu to feno, tai jam viskas tvarkoj tinka, ten problemos nėra. O su šitu dabar varom dar kito sekso, spėsim dar 20 minučių, yra čia už 5 minučių jisai. Pažiūrėsim, gal ten nupirks bent už kelis svarus, kad būtų vakarienė. Have this one. This was used, but it's with the instructions and everything. Yeah. No, we didn't do that. Like a couple pounds or something. Well, this way, further down. Yeah, for Buy and sell. Yeah, they said it that they don't want it also. But maybe you can Try this one. Sex or what? CX. Yeah. You think they will think about Maybe it? they Okay. can... Because I just need like 5 pounds maximum or something like that. No? Alright, that's perfect. Thanks a lot then. Gerai, sakė, tas pabandyti atseks. Sako, gal pirks. Nu šiaip jie yra labai didelė įmonė, tai galima bandyti su jais gal kažkaip susiderinti. Gal kažkokią nuolaidėlę padarytų ir nupirkt. Nu, nuolaidėlę man. Aš tai iš jų nieko nepirksiu. Nesąmonė, dar čia man iš jų pirkt. O šis pinigų neliks. Tai žodžiu, jie užsidaro už kokių 15 minučių. Tai bėgu varau, jeigu ne, tai tada nežinau. Modemų pardavinėje. Čia visokių dalykų šiaip jie turi. Tokių paprastesnių. Hi man. Basically I will be straightforward. I have this one to sell. Maybe I can get something from it. But we don't buy. Why you don't buy it? It's not like as a company we don't buy this kind of product. We buy only electronic stuff as a gadget and stuff. Okay. Okay, because I just need like a couple pounds and all that's it. Yeah, that's alright. Thanks a lot. Cheers, man. Žaidimų, tai matau, čia belie kiek turi būt gerai ras, bet jau čia kiti žino šitus dalykus, kad tų žaidimų niekas nenupirks. Tiksliau, kad visi gali nupirkti. Net nesivaizduoju, ką čia daryti. Bet čia visokių nesąmonių turi jie. Hi guys. Are you buying just phones and all the laptops? Not like these things? It's kind of brand new, almost brand new. And I just want to sell it somewhere like for 5 pounds or something else, you know? Yeah, so maybe it's like a humidifier. It's not expensive when I checked the internet. It's like new one. It's like 40 pounds, you know, something. But it was used, but it's with all the, you know, things. So that's why I just think maybe I can get something from it, you know? Oh, it's been used? Yeah, it is. Okay. Yeah. Maybe you need it for your home, you know. You know what it is? If it was brand new, I'll take it. Okay. Maybe you need it for your home. But because it's used, it's just for hygiene reasons, I don't know. Okay. Exactly. But you don't need it, guys, for your home? Honestly, This will make your air very good in the home, you know. know. Like for 2 or 3 pounds. Honestly. I came here like, man, like 4 miles I came here on my foot. Bro, I'm never going to use that. Honestly. Alright. I've never imagined myself using this. Okay. Yeah, but you see, it's like for 35 square meters, so it's kinda has to be a good one, you know. Yeah. Thanks a lot. Have a nice of the rest of the weekend. Bye. Gerai, dar vienas šopas pasakė, ne. Šiaip iš tikrųjų, tai aš jiem jau čia siūlau už 2 svarus, ta prasme. Man tie 2 svarai nelabai daug ką padėtų, bet jau reikia šiaudų kabintis, kad jau kažką būtų galima gauti. Bet matau, kad čia bus problemų. Nu, tiksliau, nebus problemų, jau yra visiškai neperkama prekė. Blemba, šiaip įdomu su tuo fenu, bet už tą feną, sakė, svarą duotų, tai bet man čia belie kiek laiko dabar varyti ir aš jam paskui net varysiu. Hi? Sorry, I just have an awkward question. You just sell things, you don't buy things, yeah? You just sell. Okay, because I have this one, I'm just trying to get rid of it, so that's why I asked. Yeah, no worries. Have a nice weekend. Sakau, keistą klausimą turiu, bet kad jie visai pohui. Man atrodo, čia buvę pas ir keistesnių klausimų. Pažiūrėkit, kas čia darosi. Kvapelis, koks tai baisus čia. Nu, aš iš čia varau kažkokiu tai būdu. Čia turgus gal buvo kažkoks ar kažkas, bet jau smarvė tai vau.
Sorry, do you have a couple minutes? This thing is like a humidifier. It's working, everything is alright, and I just want to sell it for a couple of pounds. Maybe you want to get it? You don't buy this. Yeah, I know, but maybe you need it for your home. What is it? It's like a humidifier. You put the water, and then it's spreading like. Okay. It's for 35 square meters, you know. Yeah, this one, to be honest, You will not use it. Alright. No worries. no needed. Alright, that's perfect. Thanks a lot then. Yeah, bye. Sorry. It's your shop? Okay. Guys, maybe you need this thing? Maybe you need this thing? So I just thought maybe the shop needed. No? No, this You don't think? No, Maybe the shop needed, no? Okay, perfect. Aš į parduotuvę ateinu nenusipirkti, o jiem parduot. Neima niekas. Tai žmonėm pradėsiu siūlyti tiesiog. Tai random žmonėm pradėsiu gatvį siūlyti tiesiog, bet čia rajonas tai... Wow. O į šitą šopą šokam. Ai, ne čia. Gan pikti žmonės. Bet jie dėvėtų dalykų neparduoda, jie parduoda tik tai naujus. Ai, ne, gal dėvėtus parduoda. It's like humidifier. It's working, everything is alright. And I thought maybe you wanna buy it for a couple of the pounds. Sorry? I'm just working here. Yeah, but maybe you wanna buy it for yourself in your home for a couple pounds now. It's like brand new. It was used but a couple times. No? Alright, no worries, it's okay. Thanks a lot. Cheers then. Gerai, dar neįsidrasinau tiek, kad žmonėm siūlyčiau gatvėj, bet kiekvienai parduotuvai pasiūliau, kiek dabar perėjau per 10 metrų, kiekvienai parduotuvai pasiūliau pirkti šitą dalyką, kurie, vos nepamečiau, kurie pardavinėja panašius dalykus. Ten nuperki ir perparduoti. Nemanau, kad ten į kasą viską jau jie muša taip. Tai aš ką manau padarysiu, tai dedu kamerą į kišenę, šitą dedu kažkur prie konteinerio ir šudinamės link centro, ieškot bent jau kažkokios tai kapeikos, už kurią mes galėtume vakarienės nusipirkti. O miegojimas greičiausiai, kaip ir ponės ir poniai numatėte, nebebus šiltoj lovoj prie šiltų žmonių kažkokių tai. Na taip ir gerai skamba iš tikrųjų, šiltoj lovoj prie šiltų žmonių. Jau geriau gatvėje miegosiu tada. Dar uždengsiu va. Ai, negaliu uždengti. Nu ir gerai. Paliekam ten. Nu padarėm viską, ką galėjom. Grūzas iš tikrųjų, nes geras daiktas iš tikrųjų. Paėmiau, dabar būtų geriau paėmęs kažkoks žmogus, bet tai čia ir pasims kažkoks žmogus, nemanau, kad šiukšlės surinks. Tie šiukšliavežiai gal patys pasims. Žodžiu, traukiam kažkur link centro, link stoties kažkurios ir aišku, traukiam zuikių. Praeitą kadrą pabaigiau ir už kelių minučių atvažiuoja iš karto autobusiukas. Lėksim, jeigu nepagaus, važiuosim į tą Liverpool Street Station, kur ir atvažiavom ir bandysim ieškoti bent jau kažkiek svarecenčių, kad galima nakčiai bent jau atsigert būt nusipirkti. O miegojimas, nežinau kur bus, bandysim ieškoti, tai greičiausiai arba stotį miegosim, kur saugiausia, nes gatvėje tikrai nesinori miegoti. Nu, papasakosiu daugiau, kai mikrofoną pasikrausiu ir kai nuvažiuosim į stotį. Tai grįžom į centrą, dabar lysim į stotį ir žiūrėsim, kas per situaciją. Eisim centų ieškoti, kitaip sakant, centukų, bet oras tai visiškai angliškas to. Kaip į tualetą dar nueisiu labai noriu. Biškį palsėjau pravažiavęs tuo, bet nuovargis tai pradeda mušt. Biškį sudėtinga čia iš tikrųjų, jau kelis kartus šitą kartojau. Ok, čia labai įdomi vieta. Kiek dviračių pažiūrėkite. Iš visų pusių dviračių tik tai. Gal bato kažkam? Vienas batas tiesiog. Šiaip Londone kiek daug šiukšlių. Aš suprantu, kad čia yra sostinė ir kad dabar yra šeštadienis, tai visi jaučiu tūsino vakarą. Bet Vilniui, pavyzdžiui, tvarsime atsimenu, šeštadienį irgi dariau tą challenge'ą. Nu tu eini visai, tvarsime matos, kad tvarko žmonės, tvarkos ir visą kitą čia, ta prasme, tiek šiukšlių yra. Sunku suvokti, sunku patikėti iš tikrųjų, kad tiek įmanoma šiukšlių matyti. Daug kur nefilmuoju, bet tikrai nemažai yra. Čia va gali nuomotis dviratuką. Va tokį gali įsinuomoti. Arba jeigu Londone gyveni, tai gali ratus įsinuomotus kai grąžinti. Arba va tą ratą, pavyzdžiui. Va taip, va hebridai tiesiog nusukinė. Tai tokius vaizdus pamačius, neatrodo, kad žiauriai saugus miestas čia yra. Bet greičiausiai taip ir nėra. Einam ieškoti aparatų. Ir žiūrėsim, šiaip žiauriai atsigert noriu.
Būtų gerai kažką sugalvoti, nežinau, ar ten tualete vandenį galima gerti. Šiaip nuovargis jaučiasi, jau virš 20 000 žingsnių vaikščiojom. Biški stresas yra tas, kai važiuoji to autobusu, nes visą laiką gali, žinai, kad kontrolį pagaut. Aišku, yra kalbų tokių, kad jeigu sakysi, oi, sorry, nežinojau, čia taip toliau, tai kartais paleidžia, bent jau taip kalba. Nu, va to, kur kalėjime sėdėjo draugelis, tipo autobusų vairuotojas, tai sakė, jeigu labai gražiai paprašyti, paleidžia dažniausiai. Nu, bet tai irgi tas paleidžia dažniausiai. Nebūtinai paleidžia. Čia šį pardavinės spurgas, va. Gal reikia paklausytis, dabar jau užsidarinėja. Sorry? I cannot talk now. We are close. Ah, okay. Oh, sorry. Yeah. Have a nice weekend then. Yeah, thank you. Yeah, bye. Nemandagų šitai. Pradėjo pasakoti, challenge darau, sakė, mes negalim kalbėti, nes užsiėmė. Nu, seni, baig. Melu, ką tu užsiėmęs? Seni, tu spurgų pardavėjas. Tau tai reikia išparduos spurgas. Nėra sunku, man atrodo. Kiek aš jau esu desperate esu dabar. Viskas jau. Kol tu labai daug tikėt, iš kur čia tų žmonių tiek? O, dievuliau. Ta prasme, aš nesuprantu. Nu, Londonas bendrai. Šeštadienis po 9 kem 5. Oi, po 7 kem 5, ką aš šneku. Yra tos vietos, kur perka visi bilietus. Ir čia būna kartais va palieka centus. Va čia va būna, įkiši ranką ir pasižiūri. Arba čia primėtyta būna. Nu, bent jau aš taip galvoju. Kad turėtų būti. Nenoriu čia prie kitų labai lyst, bet čia iš tikrųjų tai nedaug yra. Ne. Nieko nerandu. Jaučiu dėl to, nes nelabai. Šiaip keisti, kad dar laikraščius už dyką pardavinėja. Atidavinėja, tiksliau, nepardavinėja. O metro dėl to zuikių negalima važiuoti, tai nes yra va toks dalykas, yra labai daug pareigūnų ten stovinčių. Ir visi praeidinėja, ir tu jeigu nori, kartais būna taip daro, kad eina kartu su kitu žmogum. Ir tipo, taip kaip aš dariau Danijoje baseinę daro, bet iš karto policija ima tokius, tai taip daryti negalim. O čia matau, kad jau, o blemba, kaip norėčiau spurgelis, kokios, nes čia va irgi matau, užsidarinėjau. Blemba, gal klusels? Siekiai užsidaro. Matau, prisikroja. Hi? Sorry, are you closing now? Not really. Ah, okay. Because I thought if you are closing, maybe you have something you will throw out. Ah, okay. No worries. Thanks a lot. Have a nice weekend. Yeah. Nežinau, kodėl aš prašydama šypsausi, bet taip natūraliai gaunas. Bet nejauku yra. Neturi spurgyčių, bet kažkaip jie nenustemba. Čia matosi, gal tas yra, kad Londono, Anglijos dalykas, kad pas juos jau čia daug tų benamių yra visokių. Ir dar aš normaliai atrodau palyginus kaip benamis. Ta barzda negelbėjau čia dabar. Bet žodžiu, vieną spotą aptikrinom nieko gero, bet čia koks sujudimas, čia tiek žmonių vaikšto, į visas pusės laksto. Reikės būtinai tualetą nueiti. Jie gal tam Greg Zapsą atsinaujino kažkas reikia pažiūrėti. Blemba būtų krūta, jūs primetat. Čia su to Greg Zapsu didžiausias pasiekimas buvo, bet tuo pačiu ir nusivylimas ir paskui vėl pasiekimas. Ne, nieks neatsirado dar. Nieks dar neatsirado. O, matau, tickets machines yra. O tickets and change. Nieko nėra. Aš dar angliškų pinigų nei vieno nemačiau. Tuščia. Jaučiu dėl to tuščia, nes visi kortelį moku. Jo, tuščia visiškai. Niekas nieko nepalikinėja. Tuščia. Visiškai tuščia. O, čia gal bus. Tuščia. Ir tuščia. Pareigūnai laukia. Nu va, matot, ateina geresni laikai. Nebėra pinigėlių. Visi skaitmeniniškai atsiskaito. Ledvinavičius tada, kaip sakant, jau liūdnas, skurstava. Anglijoje skursta. Skurdo riba yra pasiekta maksimali dabar. Ir ten žemė sėdi dar, man taip nėra gal blogai. Gerai, ką mes šiandien padarėm? Oro drėkintuvą, sugalvojau kaip pavadinti. Oro drėkintuvą pardavinė žmonėm, prašėm maisto iš žmonių ir prašėm, kad žmonės savo numerį įvestų mum į telefoną. Visai keisti dalykai, sakyčiau. Keisčiausias tai buvo, kad aš parduotuviai pardavinėjau jiems savo prekę, o nepirkau iš jų prekę. Labai lieva šiaip kitą kartą atvažiavus, nusipirkti anglišką kortelę kažkokią, kad ir ta prasme jinai be numerių, svarbu, kad su numeriu būtų. Bet čia su kryžium tiesiog einu. Neša kryžių Jėzus. Nu, jau ką ir ką, bet gal, kad Londone Jėzų pamatysiu, nes tikėjau.
Žodžiu, Jėzus mums nepadeda, pasidėsim patys savo. Įėjau į tą Olio appsą, matau, kad yra handmade everyday sumuštinis, pret. Ir čia 2, kaip suprantu, jie, ar gal ne 3, aš neįsivaizduoju, kiek čia jų, bet čia yra puikia vakarienė. Įdėta prieš valandą, čia yra už 1 mylios 22 minučių, tai aš manau, kad aš parašyčiau ir pažiūrėsim, ką mums atsakys. Gal čia galėtų būti mūsų vakarienė, nes kol kas su pinigais tai mums yra, atvirai sakant, nesikeikiant, visiškai šikna, nei cento neturim. Tai viską mums gelbėjo Olio appsas, nors iš tikrųjų tai mes iš to Olio appso tai dar ką gavom, tai net nepanaudojom, nes palikom prie konteinerio. Manau, kad rašom. Nikolai rašo. Džokovičius gal? Ne, jau čia ne Džokovičius. Aš su savo nuostabia anglų kalba parašiau Hello, maybe it's possible to take all of them. Looking forward to hear from you. Oh, free salads and sandwiches. Oh my god. Aš tai gal labiau noriu šito. Lemba, da galėtų kažkas ir atsigerduot. Pala, pažiūrim, kaip toli šitas papijuota. Gal arčiau net. Nu tai beveik tas pats. Prie pat viens kito faktiškai yra. Balandis tiesiog atėjo, tu juokauji. Balandis tiesiog. Stoty balandis vaikščiai. Vau. Nuostabu. Gerai. Kylam, judam, darom kažką. Einu dar pasižiūrėti. Bet aš nemačiau angliškų pinigų, gal jų tikrai nebėra. Gal nebeegzistuoja angliški pinigai. Nei vienos piškės nemačiau. Nemačiau, kad nei vienas žmogus atsiskaitytų pinigais, svarais, sterlingais. Nei vienas neatsiskaitė. Kaip čia taip gali būti? Šiaip žiauriai noriu atsigerti, atvirai pasakysiu, noriu kažko labai skaniai atsigerti. Aišku, mano norai šiandieną kokie buvo, tai faktiškai pusė iš jų pamiršt, o vėl Jėzus stovi su kryžium tiesiog. Ok, nice. Tai klausiu, čia ChatGPT, kur yra refilai. Tik esmė yra tokia, kad mes turėtumėm rasti puodelį kažkokiu tai būdu. Jį kažkaip labai gerai prasiplaut nusinešę į tualetą. Ir tada galėtumėm įsipilti atsigert. Tualetas kur yra, žinau. Vanduo kur bėga, žinau. McDonald's kur yra, faktiškai žinau, nes matau M raidę. ChatGPT rašo, kad McDonald's daugelį dine-in vietų dar būna free refill soft drinksams. Jie yra savitarnos aparatas, bet ne visur, nes kai kurios frančizės panaikino refilus. KFC irgi kai kuriuos. Dažniausiai būna refilus rasi Liverpool Street. Liverpool Station. O, važiuojam, tai mes čia ir esam. Tai kai man tai pavyko čia paguglinti. O pagal dar tapkis kažkam reikia vienos. Viena tapkė prie Marko. Londonas tiesiog stebina. Ir žmonių šalis. Atrodo, kad į bingo atėjau. Tiesiog viens per kitą reikia. 946, 943, 944. Iš tolio appsų netrašo tą. Tai jeigu jinai netrašys, tai aš rašysiu tai kitai, kur yra sumuštinių. Ir va čia iš tos yra. Iš tos frančizės. Pret Emenger. Viena akim ieško refilų, o kita akim žiūri tą Olio appsą. Čia kažkaip iš to pret labai daug visko atidavinėja. Pažiūrėkit, kiek sumuštinių čia. Va. Parašyta. Begutė. Tuna, bacon, olive, avo, prosciutto, sandwich, breakfast triple, flatbread, chicken salad. Žiauri daug visko tai parašiau. Čia yra prie to didžiojo London Bridge. Tai būtų jums įdomu, galite pamatyti London Bridge. Kuo ilgiau Anglijoje būnu, tuo prašiau angliškai šneku. Biškai atrodo, kad Dievas signalus mums siunčia, nes aš noriu atsigerti, čia tiesiog yra kolos bonka visa padėta. Bet gal ten kažkas žada grįžti ir gerti ją, tai tikrai neimsiu, plus neaišku, nes tai buvo pradaryta, tai nenoriu rizikuoti. Bet čia maisto likučių belie kiek visur. Būčiau balandis, seniai, jau būčiau ir pietus, ir vakarienę, ir pusryčius pavalgęs. Ne taip sudėliau, bet tai neteiskit. 8 valandas ant kojų ir nevalgęs normaliai. Tai. Atėjau į Five Guys, matau, kad turi refilus čia kolų visokių. Va čia tiesiog refilas yra. Reikia tik puodelio. Rašė man viena iš merginų. Čia, kur aš parašiau, kad can I take a couple of sandwiches, prašė sure. Ir jinai man atsiuntė savo adresą. Tai aš dabar turėčiau ten bėgti. Čia yra už
26 minučių pieškom. Išėjau, labai vaikšto aplinkui tas, kur viską tvarko, bet jie čia dirba, man atrodo, iki 10. Tai varom pasiemam tos sumuštinius ir ten dar prie jos mačiau yra tas Five Guys. Tai manau, kad mes ten nušoksim ir pabandysim ten šitą dalyką padaryti. Bet manau, kad išeis. Tik reikia labai karšto vandenio, reikia normaliai įsiplauti padelį. Arba gal pavyktų net naują gauti kažkokiu tai būdu. Mane visą laiką stebina dangoraižiai. Labai aukšti pastatai. Tarp kitko tik pasakiau, žiūrėkit, dar vienas batas. Šiaip keista, kad pameta po vieną batą tik tai. Nu, nes jei po du pamesta, tai jau būtų keista, kad žmogus dingo. Gražu čia, bet nemėgstu aš Londono, nepatinka man čia. Labai daug žmonių ir va šitą daug kas labai geria. Magnum, tonic wine. Nu, aš tai nenoriu paragauti tokio. Vau, jūs pažiūrėkit čia, kokia tai piramidė, pizė. Kokio dydžio piramidė. Tai kaip čia ją atkėlė, atnešė, pastatė. O Jėzus, Mariečiu, kaip gražu. Nu, aš žinau, kad Londonas gražių vietų turi. Aš išų nuotrauką, turiu vieną kartą šitų čia buvęs. Labai fainai čia. Pizė, koks laivas, ana. Jūs pažiūrėkit, koks laivas. Oi, tą vaiką tuoj numes, man atrodo, nuo tiltų. Ten vyras labai pyksta ant to vaiko. Nu, šakį, žinokit, jau čia. Aš negalvoju, kad tokia plati. Aš čia buvęs už 10 metų nuotrauką pasidaręs. Bet ten aš prie to London Eye. O tos London A. Tai nežinau, kur yra. Bet rasim. Bet gražu čia tikrai. Tikrai wow. Tikrai wow, vyba. O, Jėzus Marija. Kojų nejaučiu jau. Sėdit savo šiltai dabar ant sofos, žiūrit savo. Tai jau laiką paspauskit bent. Subscribe, takštelkit. Sunku. Dėkui. Jeigu subscribe takštelsit, jeigu laiką paspausit, man bus labai gerai, bus labai dėkingas. Čia kažkoks kaip bendrabutis, kaip suprantu, yra. Parašiau, kad aš jau čia. Hello. Yes. No, it's alright. Maybe I can take just two. Yeah. What do you want? Yeah, I don't know. This one. Avocado, this is chicken. Yeah, I will take this one. All Yeah, right. because it's too much for me. No Thanks a lot. Yeah, have a nice weekend. Turim sumuštekus 2. Norėjau duoti 3. Aš sakiau 2, jinai atnešė 3, tai jinai turi dar daugiau. Bet aš tiesiog neturėsiu kur dėti ir aš mes nenoriu. Aišku, aš galėjau nunešti benamiam šį, dabar pagalvoju. Kokio dydžio pastatos, jūs pažiūrėkit, koksai. Oh my goodness. Gerai, dabar susirandam, kur yra tas Five Guys. Susimetam šitus į kuprinę, susirandam, kur yra Five Guys. Ir tada varom pasimt atsigert ir kažkur tada sėsim pavalgyti. Šito žiauriai gerai atrodo. Ale kaip. O irgi atrodo kaip benamis. Čia kaip tas, kur per farus pas mus buvo. O mergaitė ruda kasa. Panašus kažkas tokio buvo. Dabar į mane viena kenietė, arba Japonė, arba Šiaurės Korietė, arba Pietų Korietė, kad neižeičiau, pasakiau 4 dalykus, kuriuos žinau, pažiūrėjau labai keistai. No racist. Tai jūs primeskit tas Five Guys toks paprastas ir turi tokią vitriną. Tai čia ta prasme, pažiūrėkit, koks vaizdas. Normaliai. O, padėjo mano dronas pagaliau. Simetu, kad išsisakau ir einu į antrą aukštį. Įdomu, čia kainos dar reikia pasižiūrėti. Opa. Dave Dogs. Burgers. Little cheeseburger. 9 svarai. Gerai. Man užteks. Eina, mes nemokamą pasimsim. Nu va, kapsą pasiėmiau. Bet tik reikia įsiplauti į sužius. Naudotas ar ne? Trūkit nenaudotas. Gerai, kad šiltas vanduo bėga. Nu gerai, atrodo kaip naujas apšė. Aš čia imu Coca-Cola Zero. Kur šūšnė, Eva? Stogą vaizdu valgysiu. I thought that you left something. I was waiting for it to come back. Thank you. Sėmė kuprinę. Turim vieną didį sumuštinį, vieną mažesnį, tas gal net ir ant ryto bus. Ir turim labai skanios kolos. Ir galime jos pildytis kiek norim. Jūs juokaujat. Wow. Čia sumuštinis yra su
egg mayo, čia su kiaušiniu, su majonezu, su dešrele ir su baconu. Man tinka. Čia gal kažkaip gražiai jie atplėšti šiais. Oi, kaip gražiai atsidaro, žiūrėkit. Atsiplėšė. Opa. O taip o. Jūs manęs turbūt klausėt, ar man nebaisu čia valgyt, kad tu ateis tas serverinis ir išvys mane? Ne, nes aš pas juos kolą pirkau. Jie taip galvoja. Įdomus skonis. Labai ta dešrelė visur deda. Bet visai nieko. Ir vaizdas, negaliu patikėti, kad tokio užžiūrė kokį Five Guys. Čia kaip Makas faktiškai turi tokį vaizdą. Įdomu, ar čia brangiau negu kituose Five Guys. Nes šiaip kaip frančizė tai neturėtų būti. Tai kolegos man šiandien nesigalvoja, čia yra dėl to ir vadinasi triple sandwich, nes jie 3. Čia tas su kiaušiniu ir majonezu, čia tas su baconu ir su kažkuo, o tas yra su dešrele buvo. Tai kaušas, aš tik dabar pamačiau, kad čia 3 dešrelė. Tik dabar pamačiau, kad čia 3 yra sumuštiniai. Laiko veltui neleidžiu, dabar yra apie 15:10. Bandžiau susirasti džymą, į kurį galėčiau nuvaryti ir įsimaudyti, nes tikrai reikėtų jau įsimaudyti visą dieną pravaikščiojus. Tai vieną radau, viską užsiregistravau ir lygiai tas pats, kas Danijoje tada atsitiko, jeigu kažkas žiūrėjot arba atsimenat, jeigu nežiūrėjot, pažiūrėkit čia, o čia turiu šok dabar. Čia turiu šok. Ačiū labai. Tai esmė tokia, kad viskas tvarkoja, galiu nuvaryti, bet reikia užsibukinti laiką, kada galiu nuvaryti. Ir matau, kad laikas yra rytoj ir jie tada viską aprodys, ten kaip reikia sportuoti ir visą kitą. Nu, blemba, kaip sudėtinga yra, aš tiesiog noriu nuvaryti ir pasižiūrėti. Čia nėra jokio QR kodo, nieko, tai mes tiesiog negalim šito dalyko padaryti. Tai pabandysiu dar paieškoti kažkur, nes norėčiau prieš miegą tikrai labai gerai įsimaudyti. Ir biškai dar abydina tas, kad pasižiūrėjau, kad dabar pigiausias hostelis yra 13 eurų, visgi ne 20 eurų. Tai mums tai reikėjo per šiandien 13 eurų surinkti. O surinkom apskritą 0. Išėjom iš Five Guys, biškai paloiterinom. Šita kola pas mus jau Lietuvoje yra atsiradusi. Čia rekomendacija. Nevartokit šiaip cukraus, šiaip nevartokit nieko. Vartokit vandenį, bet čia yra Dr. Pepper Strawberries. Skaniausia kola, jaučiu kokią esu gėręs. Nusipirkau Maximo ir dar yra ta vanila su strawberries. Irgi belė kokia gera. Aišku, aš geriu vis laik be cukraus. Šitas cukraus tik ant saldoka, bet tikrai skani. Tai ką dabar mes darom? Net nežinau iš tikrųjų, ką mes čia galim dabar nuveikti. Bandžiau džymų susirasti, visur neįmanoma. Didelės problemos, reikia registruoti, susiregistruoji. Tada įvyksta kažkokia tai nesąmonė tokia, kad reikia, kad atvyktum darbo valandom, žodžiu, nesąmonė ten. Galėtų QR kodą atsiųsti. Ir viskas tiesiog, nesuprantu, kodėl tai vyksta. Nu, bet jeigu tai vyksta, nieko nepadarysi. Tai dabar manau, kad mes jau trauksim link vietos, kur mes miegosim. Kadangi couchsurfingas neveikia čia normaliai, tai yra 2 variantai. 3 variantai. Pirmas, važiuoti iš karto iki oro uosto, kas yra visiška nesąmonė, net nežinau, kodėl dabar pasakiau šitą faktą, šitą pasiūlymą, kadangi man iki 1:30 yra challenge'as rytoj, o lėktuvas mano įskrenda tik tai 4 ar 5, man atrodo. Tai visiška nesąmonė. Antras variantas yra nemiegoti visą naktį, varyti gal po kelis klubus ar kažkas tokio, bet su kamera vaidentis klubuose Anglijoje, Londone, nemanau, kad labai gera idėja. Trečias variantas - susirasti vieną iš didesnių stočių, tai manau, kad būtų Victoria Train Station, kuri čia mum yra už 30 minučių kažkur važiavimus. Toj stotyje esu miegojęs kažkada, nes laukiau, kol mane paims iš ten, kad važiuočiau į Lietuvą, tai teko praleisti visą naktį ir kiek pamenu, ne apie 5 užsidaro kažkur nakties ir paskui 7 atsidaro, bent jau seniau tai buvo, tai irgi reikia pasižiūrėti, kokia yra situacija ir kaip ten kada užsidaro, kada atsidaro. Bet manau, kad geriausia būtų į tą, nes tą, kur buvom dabar, Liverpool Station, tai ten jinai labai judri ir ten net nelabai yra kur prigult. O tam Victoria Train Station atsimenu, kad yra kai kurie suoliukai, kur galima pagulėti. Nežinau, kaip užmigsiu, kai turiu biškį dalykų, kurie kainuoja. Tai kamera ir visas equipmentas. Bet kažkokiu būdu gal po galvą, jeigu kuprinę pasidėsiu, niekas neturėtų pavogti. Labai tikiuosi. Tai jaučiu kažką tokio ir darom. Informuosiu jūs, kokie mūsų tolimesni veiksmai. Dar pasigrožėkit, čia kaip gražu.
mind all day. Sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream, I was water just flowing through space. Till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What the grass smell green and the air feels sane. Put the phone on mute. Nu ką, atvažiavome į tą stotį. Dabar neatsimenu, ar čia ta stotis, kur aš esu buvęs ar ne ta. Victoria Coach Station. Tai čia yra ne Victoria Station, o yra Victoria Coach Station. Čia matau, kad jinai uždaryta. Ai, ne, pilna žmonių viduje, viskas čia gerai. Čia kompanija renkasi tai tokia nelabai, kur aš patenkintas esu, bet nieko nepadarysiu. O čia daug žmonių, bet čia yra miegančių, matau. Tai gal įmanoma čia visai kažkur pakristi, aš manau. Pabandyti. Bet čia sunki naktelį laukia šakis. Bet aš toks pavargęs jaučiuosi iš tikrųjų. O, miegančių žmogeliukų. Nu ką, kolegos, bandau pakniauti biškį. Nėra čia labai, kad daug žmonių būtų, čia jau biškį mažiau. Visiškai miręs jaučiuosi, dabar laikas yra. Dabar turim be 20:12. Pabandysiu bent jau kelias valandas numigti, atsisėdęs kažkokiu būdu. Jeigu nepavyks, tai tada keliausim į kitą tą stotį ir bandysim ten numigti. Situacija tokia, kad situacija nekokia. Dabar yra po 1:07. Buvau šitam Victoria Station, Victoria Coach Station. Paskui nusprendžiau, kad reikia eiti į tą tikrą Victoria Station. Pabuvau išvijo visus, nesusidaro stotis. Tada grįžau čia. Čia karačiai leidžiu tik tai. Dabar įleidžiau tik tai su bilietu. Ten nuėjau, kur Starbucksas pasėdėjau. Kokius 3 narkomanus mačiau ratais vaikšto, ta prasme, prie pat prieidinėti, tiesiog žiūri. Blet, norėjau įsitraukti kamerą, nufilmuoti, bet bijojau, kad gali būti paskutinis kameros įsitraukimas. Tai labai nejauku. Tai nežinau net ką daryti, galvoju gal važiuoti iki Mako, kur 2-4 valandas dirba, bet čia jisai su autobusu už 22 minučių, man atrodo. Tai ta prasme tragedija, visiškai neįsivaizduoju, kada įleisiu kurią stotį. Tai ten, tai man atrodo, nuo 5 ryto tik tai važiuoja metro, toj kitoj pagrindiniai. Esu belekai pavargęs, nežinau, net į kurią pusę pasisuk dabar. Jaučiu, reikia varyti iki to Mako ir bandyti ten pabūt kažkokio tai būdu. Vau, ta prasme, kuo toliau, tuo gražiau. Ten jau neįmanoma, aš tą makį ėjau. Iš karto visur užklausinta, uždaryta. Tai pasiemi ir į lauką eini valgyti. Ten nėra kur atsisėsti, ta prasme, tualetai uždaryti, viskas uždaryta. Padarė, tipo, kad žmonės nebūtų ten. Žiauriai keista. Ta prasme, tiek Londonas susidaręs, kad šakė čia naktį pražuvęs, visi neįsivaizduoja net dabar į kurią pusę pasisukti vėl. Reikia galvoti gal kitą kažkokį maką žiūrėti, bet visur tas pats bus padaryta jaučiu. Jūs tik pažiūrėkit, kiek šiukšlių. Ta prasme, neskalvokim. Vienas šiukšlynas. Nėra kur. Čia net negali. Ten į apačią daryti. Neturiu žodžių. Nežinau, ką daryti. Visiška šikna. Planas toksai, kad aš jau biškį šalkau. Reikia turiu dar tą sumuštinį, tai damušio šį. Dabar yra lygiai 2 valanda. Važiuojam atgal į kitų stočių. Victoria Station reikės pavažiuoti 15 minučių. Bet reikės dabar palaukti 15 minučių, dar gal atvažiuos tas autobusas. Ir 2:30 būsim stotyje. Tai kiek pasigūglinau, tai rašo, kad nuo 3 jinai turėtų vėl būti Adara. Nes ją uždaro ten 2-3 valandom tipo valymų ir visa kita. Nors nemanau, kad jie čia kažkur kažką valo. Jeigu kas pavyks gal numigti, šiaip tipo jeigu miegi ant grindų ten arba mato, kad miegi, tai gali išvaryti, bet jeigu turi kuprinę ir tiesiog atsisėdęs ant snūstelį ar kažką, tai neturėtų išvaryti. Tai pirmą biškį pavyko snausti jau, 15 minučių, dar iki 1:30 ištem, tai bus reikalų tikrai. Nepamenu, su kuo čia tas sumuštinis, biškį jisai jau pasidaręs toksai sogį, bet ne. Policija praėjo ką tik. Gerai, įdamu už sumuštinį ir laukiu autobuso. Čia atvariau iki stoties, labai juokinga, nes visi kaip viščiukai šildosi, nes ten yra kelios lempos, kurios duoda šilumos ir vartai uždaryti, tie apsauginiai ten sėdi už vartų, o mes kaip viščiukai visi už tų lempų šiltų.
nepatikėsi, ten kiek dėjau nuo Londono, įėjom į stotį, tai pilnai atsidarys visiems tik nuo 5, dabar krašė atidarė tik tiem, kam yra traukinys. Tai aš jau ten bandžiau atsisėsti, nesako, išeik. Nu ką, labas rytas, kolegos. O Jėzus Marija, užtinimas 3000. Dabar yra po 5:06. Naktelį tai nenormaliai galiu pasakyti. Porą valandų gal pavyko numėgti, bet su šaloberio kaip pasiėmė megztuką. Reikia užsidėti normaliai ir dar bandyti gal biškį pamiegoti, nežinau. Bet šiaip tai žmonės čia baisiai sopulė, žiūrėkit, aš jums parodysiu. Apsirengiau biškį šilčiau. Pabandau dar pasėdėti ir pamiegoti kažkur tai būdu, nes dar labai anksti yra. Labas rytas, aš jums tai pasakysiu. Atvirai, neperdedant, ne dėl peržiūrų, ne dėl kontento. Blogiausia diena, blogiausia naktis mano gyvenime. Visiškai blogiausia mano naktis gyvenime. Net nežinau, ar įmanoma naktim pavadinti. Ta prasme, miegojau bendrai sudėjus per visą naktį kokias 2,5 valandos. Pradėjau duris atidarinėti, šalta belė kaip iš abiejų pusių. Bet žmonės aplinkų miegojo, tai žinau, kad neišvys. Tada čia pagulėjau galvą nulenkęs. Pradėjau nugarą rakinti belė kaip. Žodžiu. O, kamerą reikia išmokti vėl laikyti. Tada čia nuėjau į kitą vietą. Ten pabuvau 10 minučių, vėl atidarė duris kitas, kad į autobusą leisti. Ten čia šakis buvo. Dabar varom į artimiausią maką, nes ten taip viskas sutrina, tai baisu toj stoty. Apsiprausim veidą, biškį sutvarkysim. Ir tada šalta. Ir tada darysimės researchą, kur gauti kokį pusrytį ir ką toliau nuveikti. Žiauriai noriu kažkokiu būdu į dušą, belė kaip noriu kažkokiu būdu į dušą. Pažiūrėsim. Žodžiu, Londonas stebina toliau. Praėjau 3 ar 4 makus, niekur tualetas neveikia, tipo, niekur negalima į tualetą nueiti. Tai atėjau dabar į Costa Cafe. Tai paklausti tiesiog, ar galima, sako, jo, galima drąsiai, taip iškreik apsplot veidą. Tai ką dabar noriu padaryti, tai dar kartą pereit per visus appsus, kur duoda tos nemokamus freebies ir dar kartą pabandyti, ar įmanoma kažkokiu tai būdu kažką gauti. Nes, pavyzdžiui, toj Costa Cafe, man atrodo, kavos duoda, Joy the Juice, man atrodo, kaip jisai ten vadinasi, irgi duoda, bet visur reikalauja to numerio. Tai čia buvo didelė labai klaida, kad aš tiesiog neįsigijau numerio ir nepradėjau šito challenge'o su numeriu, kuris yra angliškas, o pirkausi esimą tiesiog. Ir esimas yra be numerio, yra tik internetui. Kol kas tai Londonas mūsų suvalgė. Pasakysiu tiek, Londonas mūsų literaliai suvalgė ir įspjovė per aną galą. Žodžiu, tai esmė tokia, kad pavyko per tą Joy the Juice. Kaip čia veikia, tai žiūrėkit, va, susirandi numerį, va, yra numeris. Ir aš čia va, įmečiau tą numerį į ten, kur prašė, ir va, iš karto kodą atsiuntė. Tai galėjo vakar taip lengva būti, bet ten dauguma iš tų programėlių blokuoja šitus numerius, nes jie yra laikini. Tai dabar, žodžiu, nuėjau, parsisiunčiau viskas, aš jau esu tame appse ir žiūrėkit, ką rašo. Loyalty explained. Receive Joe's welcome reward after you first eligible purchase. Tai aš dabar parsisiunčiau į appsą ir aš turiu dar nusipirkti kažką, kad aš gaučiau kažką nemokamai kaip naujas žmogus. Tai kodėl negali iš karto duoti nemokamai man? Aš nesuprantu. Žodžiu, bandom kitą appsą. Nu, nepatikėsit, karočią. You're in, rašo. Tu juokauji. Nemokamas arba normalus bulvyčių, kaip perki pagrindinį patiekalą. Tu juokauji. Nieko nemokamų nėra. Viskas, šitam pasaulyje nieko nėra nemokamų, bent jau Londone tai tikrai. Ta prasme, vis tiek aš turiu pirkti kažką, kad gaučiau šitų bulvyčių. Tai aš nenoriu kažko. O parašyta, registruokis dėl nemokamų bulvyčių. Nu tai gerai, čia nemokamos bulvytės, bet tai čia ne tai veikia. Čia ne tai veikia. Aš negaliu patikėti, aš esu piktas dėl bulvyčių, blėt. Nu kaip taip gali būti? Makiau užsiregistruoji, hoi ne. Čia užsiregistruoji, nesąmonė.
Į tą užsiregistravau, į kur aš palauk dabar užsiregistravau? Į KFC užsiregistravau. Irgi nesąmonė. Nu, bet bent įsiaiškinom, kad su to numeriu eina užsiregistruoti. Aš manau, kad reikia pabandyti dar kartą per Gregs appą, į tą Gregs app savo užsiregistruoti, nes gali būti toksai dalykas, kad ta moteris, kur man davė vakar numerį, jinai jau buvo kažkada registravusis ir dėl to nepritaikė to nemokamo, arba ten buvo appso klaida. Aš nežinau, ar tiesiog ta padavėja vakar padarė taip, kad tipo, čia aš nemoku iki galo, tai padarom, ar kaip, nes, pavyzdžiui, šiltos kavos dabar žiūrint norėčiau. Ir šalia manęs atsido vyras ten tiesiog toliau, o tas ir žolę rūko. Taip, gyvena. Aš dabar ką darau, tai pavyzdžiui, va čia yra tų numerių daug, most recently added, tarkim, nueini varandom kažkurį paspaudį, nusikopijuoji, tada eini į tą, nes jau vienas numeris tiko karačia, bet paskui išmeti, kad teroras, tai manau, kad kažkaip suprato tą sistemą. Jeigu girdit, kažkas dainuoja už nugaros, va. The mobile number is already linked to an active account, please log in. Nu, žodžiu, man atrodo, pagavau tą numerį. Bandau vis dar su to Gregs. Atvariau, žodžiu, čia į stotį kažkokią. Nėra čia mako, neradau, bet kažkur sėdžiu kraunas į ragelį. Tai va, žodžiu, esmė tokia, kad pagavau numerį, va. Tik tai laukiu kodo dabar. Dar kodo neatsiuntė. Due to a reported emergency, all customers and passengers must leave the building immediately. Please... Prasidėjau, bet nebereikalo. Pasikrovau telefoną, bet nieko neradau. Kaip tą appsą suaktyvuoti irgi niekaip neradau. Nebent gal reikia bandyti dar žmonių klausti, bet esmė yra tokia, kad jeigu klausiu žmonių to numerio, tai jie turi būti ne anglai, nes jeigu anglai, tai greičiausiai tą appsą tikrai turi. O jeigu jie ne anglai, tai jie neturi angliško numerio, kurio man reikia. O dabar ką mes darom, tai mes dabar einam į turgų. Čia yra gan nemažas turgus, už 23 minučių. Tai atsidarosi 10, tai aš gina 10 ir būsiu. Tai gal biškai kažką užkasim paragaudami. Atsigerti visą laiką galim Five Guys. Iš tikrųjų labai blogai, kad išmečiau vakar tą savo kolos dalyką. Pamirštu, kaip kamerą laikyti vėl. Išmečiau tą savo kolos buteliuką. Labai blogai, kad išmečiau kolos stiklį. Labai blogai, kad išmečiau kolos Ne, čia nenormalu, ką 2 valandos miego daro. Labai blogai, kad išmečiau puodelį. Būčiau galėjęs dabar tiesiog užsukti ir prisipilt. Nu jo, čia jis labai įdomus. O, cukranendrių yra. Edible insects yra. Gal ačiū nereikia. O, durianai. O, nice. Šitus tik per filmus matęs. Nemanau, kad mes šį labai užkasim. Čia parmezanus, o pardavinėja tokio dydžio. Tai ką žinau. Tokio dydžio sūris. Šokaujat? Buvau, kas pardavinėja. Lemba, kaip norėčiau aš. Ir ką jūs savo galvojat, kolegos? Nuėjau į tą appsą, kur yra. Nu, ne appsas, tas svetainė, kur kodą turėjau atsiųsti. Ir kodas yra. YZS Welcome Freebie. 31 days remaining. Ir kaip tik jau mačiau, kad susiaktyvuos, dar čia aišku užtruko, tai jau link Gregsų, tai dabar atėjom įdomu, ką gausim. Varom, karučia. Dar aš įvedžiau, kad šiandien mano gimtadienis, tai nežinau, kas dar bus. Va, už 8 minučių einam. Tai pasižiūrėsim. Hi. I just want to get my freebie. Yeah. Yep. What did you want? Can I get latte, yeah? Yeah. Yeah, that's perfect. And do you have a freebie if it's your birthday? You can get something else also, yeah? Yes, it will come up on the app. Okay, perfect. Opa, dar viena nemokama kavutė. Šį kartą neperpylė per viršų, nuostabu. Biškai reikia daugiau cukraus įsidėti, tai bus kalorijų normaliai. Dabar jaučiu pasidėsim, mes čia pas juos ir pabandysim į kitus appsus dar kartą pasiuntinėti. Nes dar, man atrodo, Costco kafe, man atrodo, tos dar nepabandžiau. Blemba, kaip gerai atsisėst. Net tas žodis. Ką reikia ragelis iki iškraut? Ragelis kraunasi. Kavą tai surpsim. 5 balai. Nu va taip, va Londone viskas. Dar karšta žiauriai.
Bet skani. Žodžiu, sėdžiu čia, pasilisėjau biškį, po biškį viską kraunuosi. Ir į Olio įkėlė appsą Magda tiksliau. Čia už kilometrų 700 nuo manęs kažkur. Prikėlė visokių dalykų, čia yra chicken katsu bites kažkokį. Tai galim gal paprašyti tuos pagriebti. Ir dar kažkurį vieną iš tų sumuštinių. Tai manau, kad čia galėtų būti mūsų pavalgymas. Pavalgom pasiėmę, nes čia apie 30 minučių. Bet manau, kad mes įrašom ir lekiam pasiimti. Excellent. Tiesiog padavė. Abudu nukainuoti. Nukainuoti tą už dyką. Tai aš nesuprantu, kaip jie taip prisiperka ir paskui gal mato, kad nesuvalys, ar gal perka taip, kad kitiem padėtų. Gal irgi gal toks dalykas būtų. Čia kovoja gal su maisto išmetimu, nes jeigu nukainuota, nieks nenupirks ant rytojus išmes. Nes čia galiojimai šiandien baigėsi. Tai, bet atnešė visą maišą, ten tų sumuštinių gal 20 kokia. Aš dabar supratau, dėl ko nemaišo, klausė. Sako, im kiek nori. Sako, tai man 2 užtek. Pasiėmėm 2 sumuštinius. Dabar jau čia varom, ieškom kažkokios geros vietos, kur galim būtų atsisėst ir skaniai pavalgysim ir gražiai pažiūrėsim į vaizdus. Matau savį, įsivaizduoju tam ekrane, va. Čia kur po kairė yra. Oh my god. Nu ką, kolegos, turbūt paskutinis mylas kartu šitam challenge. Va tokį surinkau. Ten prie vandens norėjau nueit, bet čia visai faina, nes čia taip gali paploskai atsisėsti, tai gal net biškį ir atsigulsiu, nes jau kojas skauda, tai šakutės. Gerai, vyniojam tos sumuštinius, kol dar jie ten neprarūgo pilnai. O, jau balandis ateina. Žiūrėkit. Ko nori? A ko nori, čia tas pats gal kur miegom stoti kartu? Stoti irgi miegu, kur apakuom, pažiūriu, balandis miega. Ta prasme miega, literaliai. Man atrodo video, aš nufilmuoju, kaip jisai miega. Žiūrim, kad jis sumuštinį gero. Vienas yra ham, cheese and pizza lili. Kas yra pizza lili? Kitas yra mature cheddar and celery. Kas yra celery? Neatsimenu. Ar gerai, kad neatsimenu. Oi, ką aš jums galiu, draugai, pasakyti. Nelengva buvo. Dar nesibaigė challenge'as, turim dabar po 12:22. Tai liko faktiškai valanda. Nebuvo lengva tikrai. Čia toks apibendrinimas prieš pavalgymą. Sunku iš tikrųjų. Galvojau biškį, kad bus lengviau, negalvojau, kad tiek daug streso bus iš visų pusių. Tai kitam kartui reikėtų gal labiau pasiruošti. Visų pirma, būtų labai buvę protingą numerį turėti. Jo, tai šiaip išvados tokios, kad tikrai sunku. Londone anksčiau, bent jau kiek žiūrėjau kitus, kaip daro ar šiaip, tai tikrai daugiau dalykų buvo nemokamų ir buvo daug lengviau tiesiog loiterint, ar kaip tas žodis vadinasi, kur tiesiog sėdi, nieko nepirkė ir nieks nieko nesako. Dabar net negali atsisėsti, apsauga iškart stovi, viskas uždengta, uždaryta. Nu, Londonas šitų dalykų, aš suprantu, kad tipo nereikia čia duoti žmonėms viską už dyką, čia yra tavo biznis, tu neprivalai duoti už dyką, bet kad jau taip strikt būtų, tai labai keista. Su džymais irgi viskas kainuoja, dviračių nemokamų nėra. Nu, tikrai brangus miestas ir tų freebies tokių nemokamų, tai va tik tai Grekstas labai gelbėjo mus 2 kartus netgi ir tas Olio appsas. Tai čia irgi, nu, jei ne tas Olio appsas, tai jau čia badu būtume mirę, aš neįsivaizduoju kaip kitaip. Pinigų, man atrodo, žinokit, Anglijoje jau nebėra, jie neturi metalinių ir popierinių. Nemačiau, pas nei vieną nemačiau, niekad mokėtų, niekad piniginė turėtų su pinigais, nei vieną nemačiau. Visi tik kortelėm atsiskaitė. Tai Anglijoje uždrausti pinigai greičiausiai. Jeigu klystu, pataisykit mane komentarų. Jeigu nesunku, paspauskit laiką, prenumeruokit kanalą. Bus daugiau tikrai video, kiekvieną kartą sakau, kad oi čia dažniau darysiu, bet kiekvieną kartą, kai padarau, kokius 3 mėnesius nenoriu daryti, nes belė kaip išsunkia. Ta prasme, dabar jaučiuosi visiškai miręs, dar manęs laukia kelionė ir iki stoties, ir tada iš stoties iki oro uosto, iš oro uosto dar į namus, iš namų oro uosto dar į namus. Gerai, mažiau bazarinam, ragaujam tos sumuštinius ir žiūrim, kas čia gero. Vidų parodau, ragaujam. Nu, toksai. Все, atsigimiau, žemėti, dabar į žemę įkišęs batus, kojas, ant žemės padėjęs pėdas, traukia energiją, jaučiu į mane. Šiaip šiandien supratau, kad galėčiau ir kas 2 dieną maudytis. O dabar nesimaudęs, tiek pravaikščias, nie kvapų, nieko. 5 balai. Reiks namie maudytis kas 3 dienas. Kas yra tas seleriui? Aš neatsimenu, palauk. Tuoj pažiūrėsiu. Salieras čia. Salietras čia.
O šitas išlapis, koks jis sunkus, ana. O šitas taip atrodo, kolegos. Va. Paragausim, kas čia per patiekalas. Labai stiprus skonis, bet jautis, kad veganiškas. Turėčiau daugiau ką valgyti, tai jau būčiau išmetęs. Painės skanus iš jūrų, gal net nevalgysiu, iš jūrų tą kitą damušį. Nu, da vieną kasnį duodam. Iš 16 nemokamų sumuštinių sugebėjau pasimti 2, kuris vienas vidutinis, o kitas vapšė neskanus. Nu, Londonas toliau stebina. Nu, čia gal ne Londonas, gal mano pasirinkimai labiau. Pasigrožėkit, kaip balandžiai lėstasi. Op. Nežinau, ar matėt, bet šalia manęs kontrolierius sėdi, o aš bilieto nežymėjau. Tai dabar bandau nejudėti. Ir čia yra mano paskutinė kelionė. Tai jeigu ant paskutinės kelionės paims dabar, tai bus labai negerai. Arba gal po darbo važiuoja kažkur, bet tikrai kontrolierius, nes turi tą kamerą ant savęs, kur filmuoja, ir tą aparatą turi. Išlipo su maišais, vadinasi, po darbo važiavo tik tai. O aš galvoju, kad jau šakės. Kur kaip peršikau šakė. Galvoju, va dabar tai jums ant paskutinės kelionės kaip tyčia. Bet jis tiesiog su maišais išlipo. Bet 100% kontrolierius tikrai buvo. Blemba. Čia tai rybinom. Keista, kad jis nieko nesakė, kai nežymėjau bilieto, nes čia pradžio turiu žymėti. Nu, aš taip priliečiu, apsimetu, kad priliečiu, tai gal jisai patikėjau, bet šiaip tai turi būti tas supipsėjimas. Aš priliečiu telefoną, nes gali ir telefoną tipo mokėti. Tai aš priliečiu, o ten nieks nevyksta. Gal nepastebėjau. Nu ką, mėly draugužiai, paėjau biškį toliau nuo tos stoties, iš kurios važiuosiu į oro uostą. Turim po pirmos 14, tai čia kelios minutės telikė ir iki challenge pabaigos. Tai išbuvom 24 valandas Londone be pinigų. Apžvalgą kaip ir padariau pirmąjį sėdėdamas tais balandžiais, kuriuos maitinau. Kai mečiau sumuštinį ant vieno balandžio užkrito kumpis. Ir tada kiti balandžiai įles pradėjo. Tai nežinau, ar čia gerą darbą padariau ar blogą. Nes kitiem tai geras, jam tai blogas. Jau sukasi galva. 3 valandos miego per šitiek valandų. Tai dabar gaunas 26 valandos nuo mano atvykimo, nes 2 valandos susideda, jeigu mano matematika neklysta. Tai labai didelis ačiū jums visiems, kad žiūrėjot. Jeigu galite, dar kartą paprašysiu paspauskit laiką, pasubscribinkit, parašykit, kas patiko, kas nepatiko, ar per daug šnekėjau, ar per mažai šnekėjau. Tikrai nebuvo lengva, matosi turbūt iš mano emocijos, kad esu šypsausi, nes įvykdžiau, bet nuovargis tai yra maksimalus. Ir kai žinau, kad šiandien dar tik tai apie 10 valandą vakare atsigulsiu į lovą, tikrai nežavi. Susitinkam kitam video. Ačiū dar kartą, kad pažiūrėjot visą video, ar dalį, jeigu pažiūrėjot. Vis tiek ačiū. Nors jei dalį žiūrėjau, tai dabar šitos vietos negirdėsit. Įdėsiu į priekį šitą vietą. O taip, gerai, viskas, pradedu nusišnekėti. Nebeturiu energijos. Paskutinis kadras. Jūs pažiūrėkit. Pažiūrėkit, kokia graži stotis. Nu, neįmanoma suvokti. Tokio dydžio stotis. Tikiuosi, kad tokio dydžio bus ir jūsų palaikymas po šito video. Gerai, iki.